Sveiki! Mes esame pietų Arizonoje. Visiškai kitokia čia dykuma, čia yra gražiausios kopos. Va čia matote sceną. Čia ruošiasi filmui. Jie rodys filmą vakare. Čia yra žvaigždžių karų renginys. Ir šitoj vietoj, kažkur šitoj dykumoje ir buvo filmuojamas tam tikras epizodas. Pažiūrėkit, kokios gražios kopos. Išvažinėtas visas keturračiais. Va ten matosi veikėjai, kai kurie apsirengę žvaigždžių karų personažais. Žiūrėkit, kaip smagu. Čia vaikai žaidžia. Čia mes su jais susidraugavom, tik susitikom prieš 2 savaitės ir labai pasidarėm gerais draugais. Štai Maja. Wow! Ką jinai sugalvojo? Pavargo ridentis. Žiūrėkit, kaip aukštai čia. Žiūrėkit, kaip smagiai, kad tokie džipukai specialūs važinėja per kopas. Čia galima šitą pramogą tikriausiai nusipirkti. Aš taip galvoju. O va čia mūsiškiai stovi eiliai, čia mus veš. Nes čia su paprasta mašina nepravažiuosi, veš kažkoks tai nemokamas autobusas į vietą, kur buvo filmuotas epizodas. Čia galima nusifotografuoti su šitais. Na va, čia va, tai vadinasi Imperial Sand Dunes. Šitos kopos ir va čia mes dabar eisim į Ranger Station. Čia yra kažkokia veikla vaikams. Na va, čia renginys, čia yra turizmo informacijos centras šitų kopų. Ir čia jie duoda daug informacijos apie, mums davė visokių ir kortelių, ir lankstinukų, ir visko, net kalendorių padovanojo didelį. Viskas apie kopas ir apie šitą dykumą. O va čia jau yra Star Wars kostiumų kažkokie tai. Kompanija, kuri kostiumus įvairius daro. Čia įvairius šalmai. Kristoferis kažkokį šautuvą čia tyrinėja. Atsargiai, Kristoferiukai, gerai? O čia kas daro Rebel Legion. Žiūrėkit, kokie dykumos automobiliai veža žmonės. Su komfortu, atviri tokie. O va taip, kai kurie važinėja, žiūrėkit, kopomis. Ir kaip neapsiverčia, aš nesuprantu. Galima tik su vėliava. Galima su savo važinėčia, bet tik su vėliavomis. Man atrodo smagiai. Well, and so we just tried to figure out a way to put together a nice event. And we did it for the first time last year. People really liked it, so yeah, so we decided we'd do it again. Cool. And so all those dunes have been to drive or yeah. So for a week, it's $35 if you buy the. Va, kur mūsų atvežė. Žinau. Va čia yra. Tai mes pažiūrėsim, kokia čia informacija.
Bet ten nuo to kalniuką gerai važiuoja keturračiai. Major road. Yeah. So with the big films, they have a problem because they have their big semis and all their set building and stuff. So one of the really important things when they're scouting locations is that there's a paved road nearby. Jinai pasakoja, kad čia buvo trečia dalis firma Return of Jedi nufilmuota čia. Vat kaip tik toj vietoj buvo tas visas pastatytas pastatas medinis, bet jie neleidžia čia nieko pasilikti. Filmų kūrėjams ir viską jie privalo pasimti atgal, dėl to čia nėra jokių likučių nuo jokio filmo, bet čia nemažai filmų sukurta. Sako, kad Mumijos tam tikri epizodai buvo čia nufilmuoti ir Žvaigždžių vartai ir dar kažkokie 2 filmai, kuriuo aš nežinau. Žodžiu, sako, kad čia gan populiari vieta. Tai dabar parodysiu, čia yra apsirengę žmonės. Gražiai su kostiumais, su jais galima fotografuotis. Gaila, nespėjau nufilmuoti, kaip jie nuo pat pačios užvažiuoja. Wow! Tai atrodo smagiai. Na va, aš lipu dabar į viršų. O, kas čia dabar? Čia tokia įduba didelė. Geras. Atrodo iš apačios, kad čia tik į viršų. Bet čia toks kaip krateris, va, bėgėjo vaikas apačia. O paskui va ten dar labai aukštai. Na va. Aš viršūnėje. Tam tikroje. Čia jau matosi kalnai netgi. Labai gražios kopas. Čia žmonės fotografuoja. Labai džiugu, kad tiek daug eismo, kad leidžiama važinėti žmonėms. Dabar mus atvežė atgal žemyn ir čia jau vakarėja, saulė leidžiasi ir matosi, va čia jau prasidėjo filmas. Žmonės gali čia jau žiūrėti, tuoj sutems, visi su kėdutėmis savo. Man truputį nedrąsu. Koks gražus veikėjas. Čia daugiau yra žmonių su kostiumais. Yuba, Colorado, Kamawan, País, Cachorro.